tarptautinėme trečiajame vaikų futbolo turnyre dalyvavo 16 komandų iš 4 valstybių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos. 2 dienas Kėdainių pagrindinėme stadione vyko jau 3. tarptautinis vaikų U10 2003 metų gimimo turnyras Daumantų taurė 2013. Šiame turnyre dalyvavo 16 komandų iš 4 valstybių – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos. Turnyras tikrai nenoriu girtis, bet pasakysiu statistiką, kad labai pajėgus, kadangi to amžiaus dalyvauja 6 stipriausios Lietuvos vien komandos. Va, tik nesenai baigėsi Respublikos Lietuvos čempionatas, tai finaluose tarp dalyvavo 8 komandos finaluose, kaip tik Kėdainiais. Tai būtent šiame turnyre 6 stipriausios ir dalyvauja. Tai tikrai vien jau Lietuvos stiprios komandos, taip pat Lenkijos Jagelonėje labai stipri komanda atvykus yra, Latvijos labai 2 stiprios komandos, Baltarusijos, žodžiu, labai pajėgumas aukštas, taip kad visi patenkinti, yra rimtos rungtynės, vaikam tobulėjimui tikrai puikus turnyras. Geroj nuotaikoje visi vaikučiai, visi gauna pažaisti, puikios sąlygos, gražus stadionas yra žiūrovų, taip kad nuotaikos geras, rezultatai irgi geri mūsų. Ar pirmą kartą atvykstate į Kėdainius į šitą tarptautinį turnyrą ir kaip apskritai įvertinat? Taip, į šitą tarptautinį turnyrą pirmą kartą atvykom. Turėjome pasirinkimą šį savaitgalį žaisti arba Suvalkuose, Lenkijoje, arba Kėdainiuose, bet viską įvertinę pasirinkom Kėdainius ir tikrai nesam to nusivylę. Nes, kaip sakau, ir komandos stiprios, ir aikštė puikiai, smagu visai. Kėdainiams atstovavo 2 jaunųjų futbolistų komandos – Nevėžio ir Nevėžio antroji. Namuose savi žiūrovai, savi tėveliai, tikrai tribūnos pilnos, visi 2 dienas gyvena tik tai futbolu. Su kiekvienais metais ir vaikai mūsų auga, ir lygis varžybų auga. Šiek tiek nusivylę esam, nepatekome į finalą tarp 4 geriausių, bet tikrai vaikai stengiasi paskutinėse rungtynėse, paskutinėse minutėse paleidom lygėsias ir nepatekom, kovojom dėl 5-8. Ar stiprus buvo priešininkai? Nu taip, sunkiai žaidėm biškutį. Pirmoji komanda Nevėžio tai gerai žaidė labai, bet antroji ne kaip sekėsi. O kaip tu galvoji, ko trūko? Nu, nežinau, bet maros viskas buvo gerai, tiesiog kaip užmygė bėgiojom. Dar nebuvot atsikėlę, ar ne? Jo. Mes laimėjom visas varžybas šiandien, kurią žaidėm, dar vienas liko, tai stengsimės laimėti. O ko galima pasimokyti iš kitų futbolistų? Nu, yra viena tokia stipri komanda, tai jie labai greitai esą ir prieš ją sunku žaisti. Nu, greičiai iš jų galima techniškumą pasimokyti ir visko. Tai jums dar yra kur tobulėti? Taip. Kėdainiečiams šiose varžybose nepavyko užkopti ant prizininkų pakylos, tačiau iškovota garbinga 5. vieta.